Labas rytas. Turim po 6:11, 31 diena. Reiktų lysti po biškį iš palapinės. Kokį 10 minučių atsibėdęs, bet biškį lašnuoju dabar šiuo metu. Tai nežinau, gal palauksim, kol čia praeis biškį tie lašnuojimai. Nes dabar po 6:11, 7 rodo, kad jau nebelys. Tai bus matyt. Bet išmiegojau visai neblogai, kokias, nežinau, 7 gal valandas. Gal biškį mažiau, bet panašiai kažkas tokio, tai visai neblogai sakyčiau. Turim be 5 minučių 7. Jau pradėjau čia po biškį pakuotis. Kolega irgi jau susipakavęs. Jau pasiruošęs judėti. Pasiruošę jau po biškį judėti. Aš dar ne visai pasiruošęs, dar kavytas užsikaičiau čia. Kažką gal užkasiu, dar iš ryto lengvai. Nežinau, lygtais lyti nebelyn, viskas kaip ir tvarkoj. Bet į povakarę, kada tenais rodė audras, žaibus ir panašiai, tai šiandien plans apie 9-5 kilus numinti, tai tikiuosi spėsiu išvengti tų visų žaibų, lietų ir panašiai, nes šiandien truputį anksčiau iškelsiu į kelią, tai bus matyti. Žodžiai, toliau pakuotis viską ir gerti kavytės. Taigi jau kavytės atsigėrė, viskas susipakavę ant dviračių, tašės viskas susidėjęs. Tai žodžiu, turim po 8:05, eisim iki užkandinės, čia matėm netoli yra. Kažką gal valgyt pasimsim, nes vakar vakarinės kaip ir nevalgiau, tai visai nieko jau būtų kažką suvalgyt. Tai žodžiu, po truputį judam, klebom ir susitiksim užkandinį greičiausiai. Be to, šiandien pradedam nuo 2714 km, tai pradedam judėti. Atvarėm į kavinukę, pasiėmėm kavytės, dar turiu sevendėjus, aš po vakar suvalgysiu prie tą pačią, tai žodžiu, skanaus mums, einam gerti kavos. Tai ką, išsiskyrėm su draugu, draugelis išeina į tą pusę. Hai. O aš išeinu į tą pusę. Neišeina, išvažiuoju su dviratuku. Tai ką čia, vakarą praleidom su juo, čia iš ryto dar pakimarinom, dabar jau beveik 10 valanda yra. Tai ką, pradedam kelionę, jau normaliai dabar minti. Judam link Mostarą, iki Mostarą 9-5 km, 1200 sukilimą. Tai šiandienos planas pasiekti Mostarą. Tai tam kartą tiek pradedam minti. Tai ką, išsiskyrėm su draugeliu, pradėjo minti ir iš karto į belekokį kalną. Nežinau, čia matas, nesimato, bet į sieną minti. 7 km kalns ir per tos 7 km apie 400 sukilimą. Tai trečdalis sukilimą šiandienos ir įveiksim čia per mus tos 7 km. Gražiai atrodo. Čia tas ežeras, prie kurio čia miegojom. Jau į pusę kalną užkilau. Dar kokie 3 km liko. Kol kas dar nebuvau nulipęs nuo dviračio. Visai čia gerai lepas į tą kalną. Po 3 kavos puodelių šiandien. Nes vieną išgėriau kavos puodelį prie palapinės pasidaręs kavytės. Ir 2 toj kavinukiai, kol sėdėjom ten. Tai yra energijos kol kas į tą kalną čia kapuoti. Aukštai čia jau nuo to ežero, kur miegojom, užkilom. Jau 300 metrų kažkur sukilom. Nebedaug čia liko. Kilometriuks kažkur baigsis tas kalnas. Ką, užmynėm, nesustoja į tą kalną. Savim patenkins. 400 sukilimą įveikėm, nesustoja. Tai žodžiu, dabar atlygis iš karto nusileidžia žemyn. Tai ir leidžiamės, ką žinau. Dabar čia besileisdam čia pro tą slėnį. Čia pakeliai mačiau nuodingą gyvatę. Nedidelė, ten kokį, nežinau, 30 cm. Bet juoda ten tokia. Žodžiu, buvau per Google žiūrėjęs, kaip ten tos gyvatės atrodo. Tai šita nuodinga buvo. Ir nepervažiau tą gyvą, nes mačiau, kad judėjo. Tai yra čia tų ir nuodingų, ir nenuodingų tų gyvačių. Čia tai Bosnijai, Kroatijai. Tai biškių baisiau taip gamtoj miegoti, bet ką žinau. Kiekvieną naktį vis tiek tam viešbutį nemiegosi. Reikia ir gamtoj pakempinti. Pasidžiaugti gamta. Galvojau, kad kažkur reikia sustoti. Ir žiūriu, suoliuks po medžiu. Tikrai sustosiu biškį pailsėti.
Nes dabar čia nuo tada, kaip su to draugeliu išsiskyrėm, čia į tą kalną užkopiu ir nuo kalną nusileidau. Tai čia bendrai kokie 15 km kažkur susukau. Tai pats tas biškai atsikvėpti čia. Kokiom 5-10 minučių. Na, kažkiek čia palisėjau ant to soliuką, pakimarinau kokias 5 gal 10 minučių. Ir galvojau gal kažką suvalgyti, dar turiu sevendeisą, kupriniai sausainių kažkokių dar dalykų tenais turiu. Ir pasižiūrėjau žemėlapį, žiūriu, kad čia toj bus miestelis Tomoslavgrad. Ir ta miesteliai ten gal 4 degalinės yra. Nu tai nors ir neveik šiandien parduotuvės, nes sekmadienis, bet degalinės veik tai. Užtuksiu į degalinę, gal kokį dešainiuką, pasimsiu kažką šiltą suvalgyti vietoj tų korosanų, visokių sausainių ar sevendeisų. Vis kažkiek geriau, nors ir nebaisiai įspūdingai gerai, bet vis kažkas. Tai žodžiu, minam iki to miestelę. Čia už kelių kilometrų turėtų būti ir pažiūrėsim, ką ten gerą degalinėse rasim. Kokia gamta graži. Laukai, kalnai. Tenais tolumoje ir su sniegu kalnai dar matos. Fainiai. Gražu žiūrėti. Kada šiandien oriuks. Toksai geras. Kokie 25 temperatūras tik tai stiera. Ir saulėki. Tai nėra čia dabar kaip vakar, užvakar, čia po 33 ten ir panašiai karščia. Tai daug gaiviau minas. Bet debesiukų yra. Užlent kartais saulėki už tų debesiukų. Tai pavėsiuks toks gaunas. Visai kažkaip smagiai šiandien minas. O, nuo kalno besileidžiant tašį atsidarė. Pamečiau savo lietpaltį. Va čia iškrito ant žemės. Nu, da taip nėra buvę, kad atsidarytų tašį, pavažiuojant. Nieko baisaus. Gal kažkaip nebuvau gerai užtaisęs viską, nežinau. Bet gerai, kad išgirdau, gerai, kad pamačiau. Būčiau savo lietpaltį praradęs, o šiandien kaip tik į lietų praneš. Tai tikėkime, dabar saugiai bus. Gerai, judam toliau, jau marodas tam Tomislavgrade čia skaitos, kad esu. Dar nebuvau Tomislavgrade, bet va dabar kaip tik kertu ir kaip tik čia yra degalinė. Tai užtuksiu, pasižiūrėsiu. Ar turi čia kažką valgyti, neturi. Tik tais prasileisti šitą motorolerį reikėjo. Gerai, nieko nėra, bandom suktis, žiūrėsim. Ar turi čia kažką šiltą valgyti, ar kaip visose degalinėse bus tik tai sevendeisai visokie. Aišku, kad nieko normalaus nebuvo valgyti, kaip ir visose degalinėse. Tai pasiėmiau kažkokių vafliukų ir pasiėmiau šaltos kavytės. Čia machiato. Tai nežinau, čia kažkokį pavėsiuką radau. Sėdu ant žolinuką čia ir ką žinau. Užkąsiu kažkaip pavalgysiu ir judėsim tolyn. Na, tai ką tik užkandau, viską pavalgiau. Ir taip pagalvojau, kad aš ne iki galo buvau tą tašikę užsisegęs, dėl to čia man iškrito tas lietpaltis, kur turiu. Ir esmė tame, kad aš tenais buvau ir kareivinę savo maikę įsidėsi, man rodos, aš tą maikę irgi pamečiau. Tai dėl tos maikės žiauriai gaila, nes jau kiek aš ją 6 kokius metus, 7 gal metus turėjau. Tai medžiaga viena iš geresnių, kokia tik tais būdavo tų maikių, nežinau. Greitai džiūn, viską, nepriprakaituoju tą maikę, žiauriai gera buvo. Tai truputį gaila. Nu nežinau, gal da pasiknysiu toj tašiai, gal da nepamečiau, bet man rodos, kad pamečiau. Jaučiu iškrito kažkur per kokius kalniukus besileidžiant tenais. Ir man rodos, kaip tik dabar lašnuoti pradeda tokie debesiukai užėję. Nu šiaip rodė šiandien, kad bus biški to lietaus. Tai nežinau. Jo, lyn. Tai žodžiu, sėdant dviračiai reikia pradėti minti. Nu, po truputį čia lašnuoju, vėjuk sukilęs, nežinau, užsimečiau ant maikės balenkikę, prasitraukęs tą balenkikę, bet nežinau, visai smagiai kol kas. Kai pradėsiu į kalnus kilti, tai greičiausiai karšta bus, bet kol kas čia, kaip labiau dabar leidžios, tai dar kol kas paliksiu užsidėjęs. Kai pradėsiu kilti į kalnus, reikės sustoti, nusimti tą balionkę, nes tikrai tada bus karšta. Nu ką, baigęs tas lietus, biški čia kalniuką atsirado. Jau jaučiu, kad po biški karštą daros. Reikia sustoti tą balenkikę, greit nusimauti. Ir judėsim toliau. Opa. Nu. Opa. Gerai. Nu, čia Bosnijai jau kokį, nežinau, 50, gal biški daugiau kilometrų prasukau nuo vakar. Tai, žodžiu,
žymiai geresni keliai ir žymiai geresni vairuotojai. Kroatijos ir keliai ir vairuotojai turbūt kol kas prasčiausi buvo per visą šią kelionę. Iš pradžių taip sakiau apie Slovakiją, bet Slovakija tikrai dar geriau negu Kroatijos ir keliai ir vairuotojai. Bepročiai kažkokie ten tie Kroatijos vairuotojai būdavo. Va taip važiuoji kelkraščiu, iš priekio parvažiuoji mašiną ir kitą mašiną ant lenkimą varo į tau iš visą į kelkraštį, tave nustum. Neįdomu jiems yra, lenk, ką jie nori, tą jie daro, tai žodžiu, Kroatijos vairuotojai 0 iš 10 vertinims. Kaip tenais ant kalną, nams viens, žiauriai gerai atrodo. Ir mes irgi pradedame kalną kelti. Čia vėl nemažas bus, bet užmensim. Užkilau į kalniuką, žiūri, yra degalinė. Reiks įstoti vandenuką pasimti, nes viena gertuvė tuščia, o kita da pilna, bet geriau pasiimsiu, nes parduotuvė šiandien nedirbtai. Tai kaip ir reikėtų pasirūpinti šituo reikalu. Taigi nusipirkau vandenuką, čia buvo už kampą tokie staliukai, tai sakau, atsėsiu biškį palsėti. Ir už 24 euriukus užsisakiau hotelį Mostare. Buvo ir po 21 ir po 20 eurų, žodžiu, pigus čia hoteliukai, viskas tvarkoju. Tai pasiėmiau tokį padaresnį variantą už 24 euriukus. Tai iki Mostaro dar, nežinau, kokį šiam 5 kilai kažkas į tą pusę. Tai jau čia po truputį minam, judam link hoteliuką ir pasilisėsim. Šiandien, manau, biškai anksčiau susisuksiu iki kokių 7, tikrai turėčiau, manau, ten būti vietoj. Tik tais, kad nėja kortelę atsiskaityti iš karto internetu, tai reikės tenais vietoj susimokėti, o vietoj reikės susimokėti Bosnijos markiam tom, žodžiu, valiuta. Tai reikės eiti dar iki kokią bankomatą išsiimti pinigų. Na, o tą hoteliuką, bet to dabar turim pusę pirmos, tai žodžiu, užsisakiau dėl to taip anksti. Nes šiandien ryte irgi žiūrėjau tos hoteliukus ir būtent tas mačiau 21 eurus buvo, dabar jau 24 buvo, tai kad netemti į naktį, kad nebrangtų vėl viskas kaip kartais, kad būna. Iš karto užsisakiau, nes vis tiek šiandien planavau 100% Mostare miegoti, o ten Mostare tikrai nepakempinsi kažkur, nes miestas yra. Tai tokie ir buvo planai, kad šiandien imti hoteliuką, tai iš karto sakau, reikia užsisakyti, kad nebrangtų tos kainos, paskui, kad nereikėtų daugiau mokėti pinigų. Nu ką, ir prasidėjo 13 km kalnas. Tai žodžiu, tenais tie kur 2 kalnai čia yra. Tai žodžiu, per jų čia vidurį kažkaip kilsim į tos kalnus, nežinau. Tai žodžiu, nusimato čia valandikį pusantros prakaitavimo. Na, greičiau pusantros jau čia per valandą. Į tą 13 km kalną nesuminsiu, kiek tiksliai sukilimą nežinau, nu bet kokie 500-600 tikrai turėtų būti. Nu va, kokį 7% kalną užmyniau, apie netoli 300 sukilimą jau padariau, bet jau viskas jau čia pareino vargiuks, tai toj čia da pamenu kokį puskilometriuką, gal kelius šimtus metrų. Ir varysiu biškį pasistumti dviratuką. Pats tas proga pasistumti 10% į kalnikį, užsistumėm į tą įkalnę ir tada vėl paminsim biškį. Nu jau po truputį einam į pabaigą tą kalniuką, paskui biškį nusileisim ir vėl matau kalnas bus. Tai jau kiek čia minam į tą 13 km kalną, tai tuoj bus 500 jau sukilimą, bet dar neužkilau iki pat galo. Tai bus kokie 5-600 to metrų sukilimą per tos 13 km. Užmynėm 13 km kalną, iškart 9% nuokalnį. Bet čia per tą 13 km gerai mes užkilom, nes jau čia matau kokie kalnai priešais atsivėrė su sniegu, su viskom. Tai aišku, dabar vėl nusileidžiam, bet paskui mačiau, vos tik nusileisiu, iškart vėl kelsim, tai dar pakelsim aukštyn biškį. Ant 60 leidžios ramiai, bet tai čia gamta, tai ledas. Ežeriuką matau kažkokį. Čia vieną dviratininką prieš tai buvau suteikęs prieš kokį pusvalandį. Tai sakė, prie to čia ežerą jisai miego šiąnakt. Nu koks tas šiąnakt, dabar
pusė 2, tai jis jau ten 2 valandą kokią pradės ten kempinti. Tai žodžiu, bet gražu, bela kaip gražu. Ir pažiūrėsim, kur čia mes toliau kelisim. Kuris čia tas kalniuks mano bus. Nu, jau matau, kur mano tas kalniuks bus. Mes čia prie to ežerą pasuksim. Tenais važiuosim pagal tą ežerą. Dar kaip tik matau, tenais tas dviratininkas mano draugelis važiuoja pagal tą ežerą. Ir tenais į tą kalną kelisim. Tai bus smagu. Bet paskui man rodos ten tas va kalnas ir bus paskutinis šiandien. Paskui jau tik leisimės ir nusileisim prie Mostarą vėl ten iki vandens lygį. Ir tenais bus mano hoteliuks. Tai vareliai iš 3 kalnų 2 šiandien jau įveikiau. Lika va tenais tas paskutinis, kur priešais matos. Tai tą užkelsim ir ramuma, paskui jau tik tai žemyn važiuosim. Tas priešais grinai, kur yra kalnas, čia, tai šitą pervažiuosim į kitą pusę ir pradėsim leistis žemyn link Mostarą. Tai ten nusileidams kokį 20 gal kilometrų bus kažkas tokia, 30 į tą pusę, nežinau tiksliai. Kažkur čia jau neužilga sustosiu, nepradėsiu jaučiu į tą kalną normaliai. Nu, jau po biškį kilu čia, 1-2 procentus yra tos įkalnės. Nu, bet dar nebaisiai. Tai visai norėčiau sustoti, nes jau kokį 1,5 valandas čia judu nesustojęs. Tai visai būtų neblogai kažkur atsikvėpti, bet tai nieko iš viso nėra. Nei kokios užuovijos biški, nei kur dviratį normaliai atremti, nei dar kažką, nežinau. Nebent geriausia atveju, o čia prie to va stulpą atremti dviratį. Nes daugiau niekur čia plini laukai. Tai čia taip ir padarys. Tik aišku, čia užuovijos nelabai yra, trauk čia tas vėjuks. Bet nieko baisaus. Pasistatom dviratį ir pailsim. Kokį 10 minučių. Nu ką, biškį sustojau. Suvalgiau 7 daysą, palsėjau čia kokias 5-10 minučių ir truputį apsižiūrėjau kaip čia kas. Nu tai dar apie 50 km čia man iki to Mostarą, bet kelsim, kad kelti čia to kalno, tai apie 10 km gausis ir apie 40 paskui žemyn važiuosim. Tai žodžiu, šiandien manęs dar lauk apie 500 sukilimą ir apie 1500 metrų nusileidimą. Nes dabar šiuo metu esu apie 1300 metrų aukštį. Tai aukščiausia vieta bus dabar biški virš 1500 metrų. Tai dar šiek tiek čia biški pakelsim ir paskui jau leisimės smagiai žemyn. Tik tais tiek, kad dabar turim lygiai 2, o nuo 4-5 valandas žiūrėjau, kad prasideda realiai 100% lietus. Nežinau, čia yra tokių negražių debesiukų, truputį ir vėjuks kyl. Na tai žiūrėsim, ant kiek čia tas stiprus lietus bus ir ar iš tikrųjų bus matyti. Kol kas kylam aukštyn ir žiūrėsim, kaip čia kas seksis. Nu, neblogai čia užkilę esam jau aukštai visai. Nu, vis tiek jau 1,3 km jau šis tas. Bet dar pakelsim porą 100 metrų. Tikiuosi dar geresni vaizdai bus nuo tenais. Kaip čia suprasti, į kokį čia dabar kelią mane nuvedė pagal navigaciją? Bele kokie akmenys. Pavažiuoti visiškai neįmanoma. Į kalną. Nu, normaliai. Nesąmonė. Visiškai nesąmonė. Tikiuosi nebus čia labai ilgs tas kelias toksai. Jeigu keli kilometrai, tai gal nieko baisaus. Bet jeigu taip čia iki Mostarą, kem kilometrų, nu tai kažina pasieksi tada viešbutuką šiandien. Nesibaig čia, ta žvyrkelis nesąmonė kažkokia. Neim paminti, palaidė akmenys visur vien. Dideli ir palaidė akmenys. Vien einant net kojai slyst. Bandai minti, ant šono dviratį iš kartą met. Nu, gera čia. Maršrutą Strava sudėlioja. Na, šiaip geras visas maršrutas buvo, tik tais
būn karts nuo karto viena kita tokia visiškai neįtema vieta. Tai va, viena iš tų visiškai neįtema vietų, tai va šita nesąmonė. Nežinau, einu kol kas, stumiuos, nes pavažiuoti neįmanoma. Žiūrėsiu, kada čia ilgai tęsis tie akmenys, ar baigsis kažkada čia. Nu, kažkiek minimaliai jau eint pavažiuoti, bet čia tokia atšiauri vieta, atrodo, kad čia aplinkui 10 km spindulių, tai tikrai nėra gyvos dvasios, nebent kokių meškų ar kažkas į tą pusę. Nes čia yra ant kelio visokių išmatų, matos gyvūnų, nežinau. Čia tikrai žmonės nevaikšta ir nevažinėja čia šituo keliu panašu. Nežinau. Gal nesutiksiu kokių meškų ar kokių nesąmonių. Bet bent jeigu kažkiek pavažiuoti einu dabar čia. Kokį porą kilometrų pasistūmiau. Dabar po truputį matau, kad einu pradėti važiuoti. Bet vis tiek atsargiai labai reik, nes čia akmenys bele kokie, užmetiniai tą dviratį. Palait smėliuks, palait žvyrs. Nu žodžiu, čia plentinė dviračiai maršrutas susidėjęs esu. O čia net man su graveliu neim pavažiuoti, tai čia, nu žodžiu. Kas ten dar? Kažkiek gyvuliai ant kelio, bet lygtais karvės. Ar kas tenais? Nu žodžiu, aš nesuprantu, kur aš čia įsivėliau. Čia apskritai panašu, kad baisiausias kelias gyvenime, kokiam esu važiavęs. Čia tai gyvuliai link manęs eina. Nu lygtais čia karvės. Bet kodėl jie link manęs eina? Ar čia ne karvės? Nelabai man patinka. Nu žodžiu, nesąmonė, bele kokie, da čia rodo 8 kilometrai. Nu karvės, bet tai. Žodžiu, stabdau kamerą, žiūrėsiu, gal reikės čia kažką daryti. Nežinau, ką daryti, šiaip einu atgal. Nes jos link manęs eina tos karvės, kas čia yra, bet jos su dideliais ragais. Tai visai čia man nemalonu, o pavažiuoti neįmanoma man čia per tos akmenis. Nu gerai, čia įsivėliau. Jos vejas mani, ką žinau. Čia bėgti man reikia nuo jų. Bet tai kur aš pabėgsiu? Čia aš jau 10 km tokiais keliais važiuoju, kur neįmanoma pavažiuoti. Vejas, rimtai čia jos mani. Eik. Nežinau, reikia kažkur biškį pabėgti, pasitraukti nuo jų. Ir žiūrėsiu, ką žinau, gal kitą maršrutą kažkaip einu rasti. Nes šitai nesąmonė, visiška. Visiška nesąmonė čia yra. Nu, vejas. Žodžiu, gerai, bandau pabėgti nuo karvio, kas čia tokias yra. Nežinau, ką reikės daryti. Atsivėja viena karvė. Eik tu savo. Nežinau, ką daryti, nėra kur važiuoti. Tenais į priekį matau visokių karvių, kuo tenais ant kelio stovi. Už tos tvoros mėginti pasislėpti, gal praeis. Nežinau. Nesąmonė, čia bele kokiuose nesąmonės įstrigęs esu. Nei vieną, nei kitą pusę niekur pravažiuoti. Va čia vienintelis variantas kažkur už tos tvoros bandyti užlysti. Mėginam. Ką žinau, prasivarysiu čia tą dviratį. Karvės turėtų čia vis tiek nelysti, ką žinau. Nu šiaip, nemanau, kad čia puls ar da kažką, bet tai... Nu žiauriai nesmagu su ten tie ragai, ką žinau. Kelių sprindžių dydžio, ką žinau, su to dviračiu čia. Neim pavažiuoti man vis tiek. Avdruk su galvos. Bakstelti į mane. Panašu, kad nuėjo čia prie vandens atsigerti. Nu, čia gerai įstrigęs esu. Ir svarbiausiai, kad ir alkans esu ir nieko iš vis valgyti neturiu, bet bent jau vandens turiu. O, kažkokia mašina važiuoja, gal išeis pasistabdyti.
Nelabai. Net neatsisuko, pravažiavo. Nežinau iš tikrųjų, kaip iš čia man pasišalinti. Nes čia maršruto kaip ir nelabai yra. Gal bandyti pro tas karves važiuoti. Kažin kur ta kita dinga. Nu, panašu, ta viena lygtais praeina. Bet tai dar viena čia kažkur buvo. Kažin kur ta kita dinga. Ir čia, kiek mačiau, tai tęsės dar tas žvyrkelis nemažai. Kažkur apie 10 km. Jeigu dar čia ant kelio stovėsi suvokęs karvės ir panašiai, tai... Nu ką, žinau, man tai žiauriai nejauku. Čia pro jas važiuoti su to dviračio ir stumtis. Plius kaip su ragais jūs yra, ką žinau. Nu, biški dar praeis kokį 100-200 metrų jinai. Pabandysiu ant kelią išlysti, pažiūrėsiu, kur ta ana kita yra. Čia prie pat. Gerai, sukamės atgal. Nežinau, reikia bandyti laukti, gal ir ta praeis. Jos lygtais dvi buvo, kiek mačiau. Nežinau. Pirmienas, gal čia važinėjau jau pusvalandį kokį. Niekur neturiu kur važiuoti. Tik už tos tvorikės, va čia pasislėpti. Kurią jaučia taip, jeigu norėtų, jos galėtų praeiti. Nu ką, žinau. Net juokinga darosi. Nu lygtais praeina. Tikėkimės, tik tais dvi buvo. Biški dar tegul paeinu kokį 100 metrų. Bandysiu išlysti tą kelią, pažiūrėsiu. Nes man realiai tenais, kuriuos užstojusios kelią buvo, ten realiai vienintelis kelias, nes grįžti tai irgi nesąmonė čia. Į pro tos kalnus čia, kur priešais matos čia. Pro tos akmenys žvyrus. Į dar to audra turėtų pareiti. Nuo 4-5 kažkur. Dabar jau be 24 marodus yra. Nu gerai, praėjo. Bandau išlysti ant kelią. Gal daugiau nebebus čia jų. Da, belė kiek, kokį 20 ten karvių ant kelią. Ne, tikrai čia nevažiuosiu, ką žinau. Neįsivaizduoju, ką daryti. Ko dar trūka, tai didelio šuns. Prašau, neik prie manęs. Į dar vien šuo. Prašau, neikit. Štiš. Tenais 3 dideli šunis. Čia vienas mažesnis šuo. Bijau pajudėti, kažkur važiuoti, o dar tenais už kampą tų karvių pilna. Neįsivaizduoju, ką daryti. Tiesiog stovi čia jau pusę valandos kokį. Jau čia šitoj vietoj virš valandas strigęs, gal pusantros. Niekur nepajudu. Ai, ten dar daugiau tų šunų, kokie 5-6. Na žodžiu. Nu nežinau. Čia jau valandą kokią stoviu. Ką žinau, reikia bandyti stumtis, ką žinau, pasimsiu akmenų kelis į rankas. Jeigu puls tie šunis, nuo šunų gal ir apsiginsiu, bet ten daug tų šunų yra, kokie 5-6. Tai nežinau, nuo tiek apsiginsiu. O tos karvės, nežinau, reikia rizikuoti, kad nepuls. Vienintelis variantas. Nes čia tuoj tempti pradės. Pasirinkimo neturiu. Vienintelis variantas tenais varyti. Bandau po biškį eiti, žiūrėti, nes čia aplinkui tie šunys kažkur ir trinas. Gal nepuls. Lygtais neatrodo agresyvus, bet žinai, kaip su dviračiu varai, tai biškį kitaip yra. Tikėkimės, čia nebus problemų. Žodžiu, bandau, rizikuoju, kaip bus, tai bus. Gerai, pro šunis lygtais praslydau, lygtais nieks nesivei. Ir čia dabar kažkur ne už kalnų, čia tos karvės kokie gal 10 buvo ant to kelio. Nežinau, bandysiu kažkaip praslysti ir pro tas karvės. Lygtais praslydau ir pro tas karvės, bet dabar 15 kažkur procentų tokie įkalni. Vos pastumti dviratį eina. Nežinau, išgyvensiu kažkaip gal 20 procentų įkalnės ir tokie keliai. Nemanau, kad per šią kelionę bus blogesnė atkarpa kelią, negu kad dabar turiu.
Čia kokį kilometrą dabar prasistūmiau į tą kelią. Tai jau visiškai miręs jaučiuos ir alkant. Vandens dar biškį turiu kokį 0,7. Nežinau. Čia 1,5 kilometrą. Aukštį dabar esu. Kažkur čia strigęs nesąmoningose kalnuose. Nu žodžiu, reikia bandyti judėti toliau, nieko nebus. Vėl karvės ant kelio. Nežinau, pasitačiau dviratuką. Laukiu, žiūriu, ką darys. Pirmai čia stovėjai, mane žiūrėjo, dabar liktais apsisuka. Jeigu nueis čia nuo kelio, bandysiu eiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Žodžiu, kokį 30 karvių ant kelio. Nežinau, aš ten apačioj dviratuką pasilikau, dabar ant kalnų užlipau kažkokią. Važiuoti tikrai pro tiek daug nevažiuosiu. Na žodžiu, nesąmonė bele kokie. Stravas maršrutai sudėliuoti bele ką. Būtų neblogai ir pavalgyti. Nežinau, ką čia daryti. Būtų viena karvė, bandyčiau da dviratį kažkaip užsistatęs, prasistumti, bet tai čia pro visą pulką. Ir jūs man siūlot pro jas važiuoti? Tikrai ne. Blogiausiu atveju čia ir miegosiu. Ką žinau, ką daugiau. Ai. Bredės aš čia gerai esu į kažkokias nesąmonės. Aš net norėdams nepraeičiau, nes jūs visiškai visą kelią užstačiusias yra. Tai neįsivaizduoju. Žiūrėkit, kokie gyvuliai, kokie dydžiai, kokie ragai. Ant kitų nėra ragų, bet kitų ragai tai bele kokie dydžiai, pavyzdžiui. Tai čia pilka, tai pusmetriniai ragai. Nežinau. Lyg tai sein tolyn. Tikėkime eis ir praeis. Bele kiekių čia yra. Žodžiu, į gerą nesąmonę čia įsivėliau. Nu, lygtais praslydau ir lygtais pradedam po biškį leisti žemyn. Bet čia tokiais žvyrkeliais leisti žemyn, tai irgi ne pats geriausias variantas. 8% nuokalnės visokias ir vien akmenis. Šiandien gera diena, iki gera užskaitau. Šiandien lygiai kaip tik mėnesiuks, kaip keliaunu, tai mėnesiuką užbaigiamai. Vyšnaitę ant torto. Nu čia kažkiek pavažiavau, bet tai čia dabar šituo žvyru palaidu nebeįmanoma važiuoti. Tai bandau čia šalia žolynais važiuoti ir akmenim kažkokiais. Biški geriau, nes tenais nebent stamtis eitų. Dabar gal biški geriau, nežinau. Na, ant 5 km per valandą važiuoti. Gal pasieksiu šiandien viešbutį. Iki 10 turiu čekiną. Tai nežinau. Nelabai aš čia ką priartėjau. Per paskutinės 3 valandas kokius 4-5 km pajudėjau į priekį. Tai smagiai. Gerai, kad bent jau audra dar neužpuolė, nes pagal laiką jau turėjo prasidėti audra. Nu kažkiek minimaliai pagerėja žvyrkeliuks. Ein ant 10 kažkaip pavažiuoti, jeigu žemyn veidas. Į čia tos kalniukus, tai vis tiek stumtis reikia. Bet, nežinau, čia ant tiek negyvenamas valdas kažkokias yra. Kaip per kokį kalnai turi akis. Filmą jaučiu čia. Iš gyvenimo. Grinai kažkokia vieta. Nesąmonė. Miškai, akmenys baisus, šunis, karvės visokias. Normaliai.
O, kokie gražus debesiukai pareina. Tuoj čia gausim, man rodos, gerą lietaus. Nieka, išgyvensim, biškį atgaivins, nes visas kiaurai šlapęs, karšta, vandens irgi jau po biškį mažiai. O čia tų kalnų kelią tai nesimata pabaigos kol kas. Pradėt po biškį lyti, bet nesimausiu balionkės. Tiek to išgyvensim. Kaip tik biškį atgaivinsas lietus gal. Atsikėliau šiandien 6. Dabar turim be 15:6. Šiandien nesuvalgęs 2 7 daysus ir vafliukų. Tai kaip ir normaliai, sakyčiau. Energijas tikrai kupins esu. Šitos kalnus per akmenį stumtis. Lygtais baigės tie visi kalnai. Dabar lygtais vien tik tais nusileidims iki Mostarą. Bet jeigu man čia tokiu va keliu reikės iki Mostarą leisis čia apie, nežinau kiek čia, kokį 3 kilų man čia likę kažkas į tą pusę. Tai čia nebus gerai. Nu jo, 12% nuokalnės. Ant 4 greičio čia leidžia stabdžius užspaudęs, nes palaida skalda. Ir su viena koja tik tais ant pedalo, su kita su koja pasiremiu į žemę. Nes čia greitai išsitaškyti gali. Tikiuosi, greitai pasibaigšia visa ta kankinė, nes jau pradedi kirėti čia viskas. Nesibaiga čia ta žvyrkelis. Nu nepavadinsi čia žvyrkeliu. Kokį 10 kartų vos nekritau, besileisdams. Jau čia kojas viską nusibrozdinęs. Žiauriai sunki diena. Tikiuosi, kol dar šviesu, spėsiu čia iš tos visos nesąmonės dingti. Kažkoks čia žmogus leido su mašina. Alau, sako, nori. Noriu, sakau. Žiauriai ištroškęs buvau. Nu nesąmonė visiška, per tokį važiuoti su tašėm, su nežinau. Pastovėsiu čia dabar kokį 10 minučių, atsigersiu to alaus ir bandysiu kažkaip toliau leistis. Nežinau, kiek čia tas kelias teisis. Būčiau kaip tas, kur per Australiją bėga, tipo bėgiks, būčiau sakęs, pavežku. Čia kol baigsis bent jau tas kelias. Toksai kelias. Nes vien čia akmenis, vien skalda belė kokia nežmoniška. Bet netoks žmogus esu. Savo jėgom nuo pat pradžios iki pat galo užbaigsiu šitą kelionę, nesvarbu kaip sunkiai bus. Tai žodžiu, dar čia pakimarinu kokias 5 minutės tą alų, kur davė tas žmogiuks. Atsigeriu. Nežinau, bandysiu toliau judėti. Nežinau, kiek čia dar liko tos kankynės, bet įveiksiu, bet kokiu atveju, kad ir kaip sunkiai bus. Nu, pakimarinau kokį 10 minučių, atsigėriau to alaus. Bandom toliau čia bildėti tuo keliu ant 5 km per valandą. Čia ant to posūkio užmetė. Čia vos nuo tokio skardžio nedėjau žemyn. Gerai, kad spėjau čia su kojikė atsiremti čia į tos akmenis. Gerai, leidžiamės žemyn. Taip ir leidžiamės. Oho! Ką aš matau? Plentą! Plentą matau! Ačiū Dievui! Eik tu savo. Nebejaučiu rankų. Nutirpusias visas, nes pastoviai ant stabdžių užspaudus čia nežinau, kiek laiką leidaus. Tikiuosi neprisikalbėsiu, nebus, kad čia to plentą 500 metrų atkarpos bus. Žodžiu, baigė čia ta visa nesąmonė. Tikiuosi, kad baigės. Eina savo. Sunkiausi kilometrai mano gyvenime buvo. Nesu tokią prastą kelią per visą laiką, kiek su dviračiu važinėjau matęs. Jūs neįsivaizduojat, kokia palaima dabar čia tuo plentuku leistis. Eik.
Bele kaip gerai. Bele kaip. Bele kokie dydžio du šunis. Aišku, nėra to gera, kas nebūtų bloga. Čia šiaip nežinau, nuo kalno leidos jie po dešinę, čia dabar už kampą, užlinda. Jeigu aš ant kokią tracoką čia šaučiau žemyn, tai nemanau, kad jie man kažką padarytų. Kurie čia nuėjo? Tenais. Gerai, bėgu aš nuo jų. Žodžiu, pabėgau nuo tų šunų. Na, koks tas pabėgau, net nesivėja, bet vis tiek ten du kaip vilkšunių užaugusių dydžio kažkokie šunis. Nu, ir dabar čia išvien leidžios, išvien posukiuks po posukiuką. Ir šlapės tas plens, nes čia lėja. Tai irgi, ką žinau, nepriskubėsi. Ant 25 leidžios, daugiau bijau čia atleisti tos stabdžius. Nejaugi normalų kelią išlindau. Fuhu! Eik. Vau. Kaip džiaugiuosi. Net sustosiu tą progą. Šiaip tenais tuose visuose nesąmonėse, kur buvau, tai niekur nebuvo nei ryšio, nei interneto. Tai dabar nežinau, čia nusileidau biškį. Čia nepanašai civilizacija, bet nu vis tiek kažkas, keli namai yra. Reikia pasižiūrėti, gal gaudys internetą. Pasižiūrėti, kiek čia atstumą iki mano to hoteliuko liko ir panašiai. Nes net neįsivaizduoju, čia tiesiog judėjau į priekį ir tiek, net neįsivaizduoju, čia kaip, čia kas. Tai žodžiu, trumpam čia prisėdu. Čia jau gauda biškį internetą, sunkiai, bet pagavau tiek, kiek reikėjo. Tai iki Mostaro liko apie 25 km, bet kaip suprantu, dabar jau visai, kad turėtų būti plens. Tai nežinau, gal balenkikė reikia užsimesti, nes čia vis tiek dabar leisios. Biškį vėsoka turėtų būti, nes dabar jau čia kaip leidaus vėsoka buvo. Na, aišku, ne per tos akmenis kaip leidaus, o ten pro tos šunis kaip važiavau ir panašiai ten to plentuku. Tai vėsoka buvo. Dabar da mačiau 800 metrų man nusileidimą liko. Tai jau čia apsimauna arba blizoniuką, arba balenkikę kažką tais. Ir bandau toliau leisti žemyn. Be to, dabar turim 7 jau valandą. Tai čia tuose visuose nesąmonėse praleidau biškį virš 4 valandų, man rodos. Nu ką, apsimau balenkikę, galim leistis ramiai dabar. Ir dar priminims man pačiam, kad nepamirščiau, kad dar turiu susirasti bankomatą prieš atvarant iki to hotelį, nes turėsiu grinai sumokėti tenais. Irgi įdomiai. Sarklijoj. Irgi ne kiekvieną dieną pamatysi. Nu ką, jau tenais apačioj lygtais tas Mostaras matos. Nežinau, matos, jums nesimato. Tai leidžiamės žemyn, ieškom bankomatą ir nežinau, ką su valgymu daryti, nes jėgų tai visiškai nėra nulis. Gerai, kad čia dabar visą laiką leisis, jeigu reikėtų kilti, tai neužkelčiau į tokį kalną. Nežinau, ką daryčiau. Tai žodžiu, nežinau, pažiūrėsiu, ar pirmą iki hoteliuko varysiu, pasidėti tą dviratį viską. Nes vis tiek parduotuvės nedirbti, tai reikia kokią kavinę man eiti ar kažką. Tai greičiausiai taip ir darysiu, pirmą iki hoteliuką, pasimsiu tą kambarį ir tada eisiu kažkur pavalgyti kažką. Nu, lygtis įvažiavau čia į tą Mostarą jau. Nežinau, ženklą lygtis nemačiau jokį. Gal dar bus? Gal čia dar ne Mostars skaitos, bet lygtis jau Mostars, nes čia pakankamai nemažas atrodo miestuks. Tai ieškom bankomatą ir bandom judėti link hoteliuką. Ir nežinau, šiaip žiauriai išsekęs esu, labiausiai pavargęs kol kas per šią kelionę. Tai nežinau, rytoj iš ryto atsikelsiu ir matysiu kaip kas, galbūt pasiimsiu laisvą dieną dar vieną. Vis tiek čia hoteliukai po 20 eurų yra, tai gal verta pailsėti dar tą vieną dieną. Nu jau čia atvažiavau čia iki to viešbutuką. Kiek čia yra?
po 8:20. Nu žodžiu, kaip suprantu, čia turėtų būti. Bandau kažkaip įeiti į vidų, kažkaip pasistatyti tą dviratį ir žiūrėsim, ką tada. Turiu baseiną. Beleką. Tik tais dabar to žmogus, kur registracijoje į darbą nėra, tai mergikė kažkokia išlinda jauna. Sakė, tuoj paskambins, praneš viską, tai žodžiu laukiu kol kas. Žodžiu nusimaudžiau, persirengiau ir einu į miestą, bandysiu surasti, kur kažką galiu pavalgyti, gauti, nes parduotuvės nedirbti, tai kažkokią kavinukę ar degalinę kažką. Beleką susirasti, kad duotų tik valgyti. Tai gerai, žodžiu, kylu, nes jau beveik 9 yra, nebėra laiko. Taigi, atvariau į pizzeriją, nes arčiausiai buvo pizzerija. Tai žodžiu, pasiėmiau picikę, pasiėmiau apelsinų sulčių. Tai varau valgyti ir grįžtu atgal į hoteliuką ilsėtis. Aišku, kaip visą laiką, nepriėm kortelės, reikia grynų. Tai žodžiu, einu iki bankomatą, dar 500 metrų į vieną pusę, 500 metrų atgal. Ir tada dar kiek ten, 600-700 metrų iki namų, tai čia. Tikrai nenorėjau aš tiek daug vaikščioti, bet yra kaip yra. Taigi, nuėjau iki bankomatą, nusiėmiau 100 Bosnijos markių. Tai va toksai pinigėlis. Tai žodžiu, kursas yra 2 prie 1, nu tipo 2 markės 1 eurus. Tai už tą pizzą ir už apelsinų sultis sumokėjau, dar nesumokėjau. Galiu ir nesumokėti, galiu eiti namus su tais pinigais, bet sąžininkas esu, tai sumokėsiu vis tiek. Tai žodžiu 12 markių, tai čia eurais būtų 6 eurai. Tai manau visai šiaip neblogai. Už picikę ir už atsigerti 6 eurai, tai tikrai nesiskundžiu. Nu, parėjau į hoteliuką, bet jau kadangi 10 yra, tai jau šiandien į baseiną nešoksiu. Bet rytoj tikrai iššoksiu į baseiną. Tai jaučiu, einu dabar ilsėtis. Nežinau, ar turėsiu jėgų šiandien editinti video, ar neturėsiu. Bet pabandysiu prisėsti, pasižiūrėsiu, kaip čia internetas veikia. Nes yra Wi-Fi tam hotelį viską. Bet nežiūrėjau, gerai jisai veikia, negerai. Nes kai kuriuose moteliuose, kad ir yra tas Wi-Fi, tai realiai vis tiek beveik jau nėra. Tai žodžiu, einu, pasižiūrėsiu, kaip čia kas. Ir pažiūrėsiu, ar išeis video paeditinti. Na tai ką, prisiverčiau vis tiek video editinti dar šiandien, biškį padirbėti. Tai editinau čia video. Turim po 11:42. Tai čia biškį palauksiu, kol baigs viską editinti. Ir krisiu miegoti, krisiu ilsėtis. Tai žodžiu, 31 dieną, arba kitaip sakant, 1 mėnesį užbaigiam taip. Ir labanaktis visiems, iki rytojaus.